Labas vakaras. Aišku, jaudinuosi. Norėjau Aleksandrui sakyti, kad aš tai gavau darbą, žinok, to įmonėje, man atrodo, kur toj kaviniai reikėjo nueiti. Tai įmonė po to vadinosi ICG kompiuteriai. Gal klystu, ne? Aš ten pradirbau ilgai. Bet čia toks off-topic, gerai. Čia galėčiau pasakoti, jie turėjo automobilį į šitas Nelį 69 MKLT, ar kaip ten vadinas. Bet ne apie tai. Aš norėčiau pradžioje prisistatyti su Kastytis Sarnickas. Tai čia jau, kadangi man reikia prisistatinėti, tai jau čia yra savotiškas feilas mano toksai, nes aš kaip ir groju pačioj garsiausioj Lietuvoje repo grupiai ir 30 metų tą darau. Turim įrašę daug populiarių dainų ir ne tik repo, šiaip viena populiariausių Lietuvos muzikos grupių. Pastoviai lipam ant scenos, ten nepertraukinėkit, palaukit. Lipam ant scenos, visur rodomės, bet manęs niekas niekada neatpažįsta niekur. Totaliai. Ir man blogiausia, kad reikia prisistatinėti visą laiką, ateinu savo Kastytis, aš Kastetas, jeigu ką, dar kai būna neaišku, sakau, tai tuoj palaukit, aš iš rimtos vyrų grupės, G&G sindikatas, tas, kur aukštų balsų repuoja. Tai toksai, kai tau arti 50 ir tu Kastetas, žinai, tai jau toksai nekas. Bet čia buvo sąmoningas sprendimas mano visą gyvenimą, aš, kai tik prasidėjo mūsų muzikinė karjera, aš visą laiką per pirmosius koncertus stengdavausi nulyst kur nors į kampą, slėptis už kolonos ir net iš manęs visą laiką šaipydavosi žmonės, Kastetas vėl čia užlipo, vėl už kolonos slepiasi ir po 20 metų susitinka tie žmonės, kurie buvo pirmuose koncertuose, tai sako, nu ką tu, kaip tu, vis dar grojam, tai vis dar slėpiesi už kolonos, nu, jau dabar nebetelpu, jau toks, jau sunkiau. Bet iš tikrųjų tikrai tas, kad net pažįsta, tai aš sąmoningai slėpdavausi, visą laiką į sceną stengiausi lipti kažkaip ten pasislėpti po snapeliu, toks būti labiau toks, kad kai nulipi, jau niekas nežinotų. Ir gatvėje nesikabinėtų, ten neklausinėtų, nelystų. Bet kai kada tokių kuriozinių situacijų būna, kad, pavyzdžiui, prieš koncertą išeini parūkyti, reikia grįžti ir apsauga tavęs neįleidžia. Sakau, taigi aš muzikantas, aš groju. Koks tu muzikantas, kuris nejuokauk, tu iš sindikato. Buvo kažkada Panevėžy, įsivaizduokite, iki tokio lygio, bet čia prieš 4 metus grojom Panevėžy vienam naktiniam klubui, ne naktiniam, paprastam tokiam Alubaryje, ten buvo vienintelis klubas, kur galima groti Panevėžy. Bravoras toks, neatsimenu, uždarė jį. Tai grojom 1,5 valandos, aš repavau, ir ten viską, ir lindo, ir Polielytės veidus slėpėsi bestija, ir tiems, kurie nieko nebijo. Nu, visas dainas geriausias atvarėm. Baigėsi koncertas, aš megztinuką užsimečiau, nusėmiau kepurę, nuėjau į rūkomąjį. Stovi du tokie panevėžiečiai, rūko žiūri į mane. Blemba, geras, pas tai džempakas. Sakau, nu jo, neblogas. Iš kur gavai? Sakau, tai grupė davė, kai į Afganistaną skridom. Sakau, kokia grupė? Aš taip blemba žiūriu juos. Aš juos atsimenu, iš 3 eilės, 2 bachūrai, visą koncą mojavo. Aš nueinu į rūkomąjį, jie klausia, iš kokios tu grupės. Dar prasme, čia plauks, dar tą pereisim. Gal aš ten skaidrės biškį sumaišiau. Gerai, bet šiandien istorija ne apie tai. Šiandien istorija yra apie didžiausias muzikantų baimės, kai aš naktim būna sapnuot, dabar jau gal mažiau, bet manau ir Simona irgi visą laiką tai išgyvena, kad darys renginį, o neateis žmonių. Nesusirinks džes tiesiog. Tu užlipsi ant scenos, tau reikės dainuoti, o žmonių nėra. Aš naktimis kai kada sapnuodavau. Mes esam kai kurias, net viena daina, tokia pas mus yra repo daina, čia labai juokingas toks kalambūras. Linksi galva, kur ten mes repuojam, kaip mes naktim skaičiuojam, kiek nepardavėm bilietų. Tai va, tai mano istorija yra apie tai, nors iš tikrųjų, kadangi mes ta žiauriai populiari grupė, pas mus dažniausiai žmonės susirenka, bet būna įvairių situacijų tokių, pavyzdžiui, kažkada turėjom turą į Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje ir nutiko taip, kad ten prisnigo labai,
ir žmonės negalėjo ateiti į koncertą. Pavyzdžiui, Birmingeme grojama, atėjo gal 30 žmonių, nors buvo daugiau išankstinių bilietų nupirkta, bet pasirodo, tos padangos, jie neturi žieminių padangų, jie negalėjo davažiuoti. O grojom Londone, galvom jau viskas bus gerai, bet pasirodo, Londone, kai prisninga, uždaro metro. Nes sako, laiptai būna slidus, kaip prisninga, uždaro metro, kad žmonės neitų, nes gali paslysti ir susitrenkt galvą. Tai irgi tų žmonių pas mus nesusirinko. Tai vat, kas čia toliau... Tai mano istorija. Aš dabar galvoju, kokias aš ten skaidrės sudėjau, nes čia norėjau pasigirti biškį. Žinot, tai va, yra tos baimės, kad neateis žmonės pas tave į koncertą, nes visą laiką, kai mes grojam, visi turbūt nuo mažiausio, didžiausio atlikėjo, visi nori, kad pas juos būtų šimtai žmonių, tūkstančiai žmonių. Ir šitą mano istorija nutiko 2014 metais kažkai, ar 2013, kai Lietuvoje buvo pristatyta daug arenų. Jau buvo arenos. Bet mes kaip tokia grupė, nors ir pakankamai populiari, bet dar tuo metu arenose niekada negrojam. Tuo metu arenose grojo visokios užsienio grupės. Jeigu atsimenat Linkin Park, tenai koks Philas Collinsas, Stingas atvažiuodavo, buvo Gytis Paškevičius padarė koncertą arenoje ir gal Cell darė koncertą arenoje. Dar Lietuvos grupės nelabai grodavo, dar mes grodavom kur nors lofte ir ten parduodavom 1000 bilietų ir mums jau būdavo čia labai daug. Ir vieną dieną mums vadybininkas paskambino ir sako, yra pasiūlymas važiuoti į Šiaulius, groti Šiaulių areną, dar buvo litai, atsimenu neblogą honorarą, sakė, yra honoraras, grosim Šiaulių arenui. Aš iš karto taip, blemba, Šiaulių arenui, nesvarbu, kad Šiaulių, bet arenui. Mums pasiūlė grot arenui. Lapkričio mėnesį kažkur Šiaulių arenui. Aš jau darbė, tuo metu dar dirbau, toj pačioj kompiuteriui. Ne, tai jau buvo bankrutavusi, jau kitoj dirbau. Bet ten sąsajos visokios. Darbė sako, tai savaitgalį gal ten kažkoks įmonės, baikit, koks čia aš į Šiaulių areną važiuoju grot. Mama kviečia, skambina, sako, tai Kastyti, gal čia savaitgalis ruduo cepelinai, šviežios bulvės. Mama, aš šeštadienį varau į Šiaulių areną grot. Kokie cepelinai? Jau visiškai susiruošęs, sėdamės jau į tą autobusiuką, varom į Šiaulių areną. Tiesa, vadybininkas mus įspėjo. Honoraras geras, reikės grot 1,5 valandos, tai gaunasi mūsų solinis koncertas Šiaulių arenai. 7-8 tūkstančiai žiūrovų. Naktimis sapnuoju, aš jau įsivaizduoju. Didžiausias ever mūsų koncertas turbūt. Ir varom į tos Šiaulius. Įsivaizduoju, matau jau toks vaizdas. Ugnis ten, fejerverkai, šaudo, viskas. Vadybininkas įspėjo, kad iš tikrųjų Šiaulių arenoje vyks konkūrų čempionatas. Kas žino, kas yra konkūrai? Tai yra, kai arkliai šokinėja per barjerus. Bet žinot, tai ne arenoigi, šalia gal kažkur, vyks čempionatas, o mes jau grojam 2 taimus po 45 minutės už 8000 litų 7-8 tūkstančiam žmonių. Aš taip įsivaizduoju. Ir atvaromės, jau užeinam į ten Maksimą, užvažiuojam, nusiperkam alaus, apšilę jau tokie, normaliai kaip repo grupė, ta, kur pirmoji nuotraukai matėt gangsta repo, atvarom į tą soundchecką, garso patikrinimą, užlipam ant scenos, vat kaip dabar, taip užlipam ir aš taip įsivaizduokit, ką aš matau. Va taip. Mes taip į vadybininką. Ta prasme, sako, tai konkūrų čempionatasgi. Išeinam po tos arenoje koridoriais vaikščiam, ten tie arkliai. Ir kvapas nieko blogo. Bet arkliukai glostom. Bet tai prisirinksgi žmonių, tai tribūnos, tai bus žmonių, mums sako, viskas bus gerai, tuoj prasidės, sunčeką padarėm, ten čuk, viskas. Ir vyksta ten tie šokinėja arkliai, mes ten savo kambarėlį sėdim, nieko ramiai sėdim.
pakviečia mus šitie organizatoriai, sako, gal sumuštinuku kokiu nori, tai einam, ten yra VIP ložė. Gal nueisi tą VIP ložę, ir pažiūrėsim renginį kartu, kaip ten viskas vyksta, tie konkūrai. Nueinam į tą VIP ložę, atsisėdam, o žmonių 30 per visą. Ir tie patys tokie, žinot, kur yra šeštadienis, bilietai turbūt po kokius 25 litus, nu, ta Europos elitasgi susirinko žirgų. Hermis, ten Ambrozijus, ten tie arklių pavadinimai, žirgų atsiprašau. Vyksta čempionatas ir tėvai atėjo su vaikais arkliukų pažiūrėti čia. Tai va. Organizatoriai sako, jau jums reikia eiti grot. Einam grot, nu galvojam, nu ką darysi, nu grosim, tėva 30 žmonių, nu daugiau gal 75 per visą areną, nu jiem pagrosim. Mes pradedam grot, aišku, jie išeina dešrainių valgyti. Nieko nelieka, bet negana to, kadangi po pirmo etapo mes grojam, prieš antrą etapą pradeda šitie apšilimą daryti. Įsivaizduokit. Hip, hop, per šitus jie apšilinėja. O mes grojam 2 taimus po 45 minutės. Tai reiškia, pirmas etapas pasibaigė, tada antras etapas, tada vėl mes ir tada apdovanojimai. Ir negalim nieko daryti kitaip. Nu, sutartis tai yra. Neatsimenu, kokia sekanti skaidrė. Tai, aš pereisiu dar prie to. Tai įsivaizduokit, kaip jaučiasi va ta iš pirmos skaidrės Gangsta Repo grupė, kuri važiuojant pasiėmė, nusipirko butelį viskio, ten, nežinau, Glen Moranžo kokio nors. Šešis ten six-packą laus, ten atvarėm, viskas, į areną grot. Metų koncertas, ar net ne metų, karjeros koncertas. Ir kad aš nemeluoju, tai 15 minučiai, kas yra straipsnis, specialiai susiradau, nes gal čia mano fantazijos yra, kad penktadienį ir šeštadienį varžybos prasidės ten tada ir tada, penktadienį gros hip-hopo grupė G&G Sindikatas šeštadienį tai yra, o sekmadienį, kai bus finalai, gros Telebimbam. Čia dar ne pabaiga. Aš noriu. Tai čia dabar tai juokinga labai atrodo. Bet jūs įsivaizduokit, nu, vis tiek mes tai į savo darbą, nu, ne darbą pavadinkit, į veiklą tai rimtai žiūrim, mes kūrėm tas albumus, įrašinėjom viską, mes darom, nu, stengiamės kažką ten taip toliau, tu vas groji. Tai kas matė filmą Paradas, jeigu jūs esat matę, ir ten vat vaikų tas dūdų orkestras groja arkliukam, tai žinokit, tai nutinka ir garsiausiams Lietuvos reperiams. Bet esmė yra kokia, čia kaip sakant, reikia tą išmoktas pamokas ar kažką. Tai nebuvo blogi koncertai, tai mums nebuvo sunku ir nebuvo blogai. Nes netgi atvirkščiai, kai aš galvoju, jeigu yra žmonės, kurie lipa ant scenos tam, kad ten vardan kažką, kad parduoti daugiau bilietų, ar ten, kad prisidaryti daugiau nuotraukų, ir ten kažką, tai jie gal kitaip reaguotų. O mus gal atvirkščiai tai tokie dalykai sutelkia, nes mes tada suprantam, kad mes grojam vienas kitam. Ir jaučiam tą labai tada paramą ten, iš draugų, iš vienas kito. Ir tu supranti, kad tu darai darbą, kuris tau patinka, kuris tau yra faina. Ir nesvarbu, ar pas tave atėjo šiandien 3 žmonės, ar atėjo 15, ar 5000, ar tiesiog šiandien 4 arkliai šokinėja. Bet jeigu tau patinka, ką tu darai, tai tau, nu, realiai nėra labai didelio skirtumo. Ir pabaigai, jeigu jūs galvojat, kad čia pats toks keisčiausias nutikimas ar kas ir toks muzikinis, tai buvo dar ir karantinas. Tai va turėjom dar ir tokį koncertą. Čia kaip iš filmuko Ratai beveik. Grojom kažkada mašinom.
kas nesupranta, tai čia karantino metu negalima buvo groti ir grupė grodavo ten ant scenos, o žmonės sėdėdavo mašinoje uždarytos langais ir per radiją klausė, ką mes grojam. Tai va. Tai ačiū Jums.